Tai su Beniu šiandien varysim kiaulyčių pažiūrėti. Ir va prieš keltą Beniui dilema. Kokį čia liuką pasiemus. Ką čia išgerus? Ką čia išgerus? Ką išgerus dabar, o ką vėliau? Judam į keltą, turim tiketus. Benis alaus pilną maišą prisipirko. Tokius sumuštekus pasiėmėm iš 7-Eleven. Pažiūrėkit, koks dangus gražus yra. Koks šiandien Benis neryškus. Tai va mūsų jechtulė tokia. Visai neblogai atrodo. Aišku, kaip visą laiką į antrą aukštą. Belekas, kol kas beleką. Tai žodžiu, šitos kelionės tikslas varysim į Kiaulių salą. Kaip viskas. Mes varysim su keltu, su lėktuvu, su malūnsparniu. Tam, kad čia. Ir nuvaryt pažiūrėti kiaulės paplūdimį. Atvarėm į Koksto Muiso Lykėje su Beniu Benasiu, tai judam į taksą. Ir kokią minučių važiuosim iki porto, kur su piratu plauksim per salas. Nu ką, va, Jurgis keičias pinigus. Tikiuosi, Jurgis išsikeis pakankamai pinigų, nes aš visai nebeturiu. Va į tokią mašinykę šoksim. Mus atvežė, kur būsiu, vadin matos Mangautė bus. Prasotot, kur mažai piratų laivų plauksim. Tas salai ir yra, ne? Galbūt. Tai žodžiu, plauksim į Pik salą, bet prieš tai nusprendėm, ką mums reikia pavalgyti, nes neaišku, kas, kaip, kur, kada vėl bus prisėsta. Tai pavalgom ir važiuosim toliau. O tai girdi, gal mums reiktų dabar pavalgyti, nes mes nežinom, kada vėliau varysim valgyti. Tai seniai, darom taip. Dabar pavalgom, vis tiek neaišku, kada mes vėliau valgysim. Ir pavalgom dabar, nes, nu, kada toliau valgysim. Jo, nes mes, blemba, dabar plauksim su valtim. Mes dabar alkane, tai aš nežinau, kada mes vėliau valgysim. Tai gal dabar pavalgom, ne? Davai, pavalgom dabar ir tipo, vėliau jau bus kaip bus. Su Jurgiu žiūrim, ką čia dabar užkas ir renkamės tarp dviejų variantų. Pirmas variantas būtų no name. Jo, iš sneko no name norėtume paragauti. Arba galvojam pasimti krep. Barbecue krep. Barbecue krep arba snack no name. Nu ką, pavalgiam, šoksim į savo jachtą ir plauksim. Lieksim dabar su Beniuku iki salos panardyti. Davė lemenės, kurių tikrai nereikės mums. Ir tada varysim į Kiaulių salas. Kiaulių salose aš manau, kad mes užtruksim. Nes Elzė prašė namie beikono parvežti. Ką, su Beniuku atplaukėm į pirmą salą. Į Kiaulių salą. Taip, duosim kontentą turbūt iš čia. Jau kiaulės matom, gerai viskas. Karačiai. Sėli, pažiūrėk, filmuką. Kaifas tau. Oi, aš neužmyniau ant vienos. Žodžiu, esam kiaulių fanai esam dabar didžiausi. Pažiūrėkit, kiek pas mus kiaulių ateina. Pasibuvom Kiaulių saloje. Benis įlip ir varom snorkelį. Pažiūrėsim, kaip seksis. Turėsim gerai, tai saulė šviečia, tai jau nukepsim raudonai. Kaip, Beni, tau Kiaulių sala? Šitoj kelionėj? Jo. Ok. Aš manau, kad nestep.
Nu, kapitonas, kur atvarėm? Atvarėm dabar panardį. Okei. Kur aš nežinau. Net nežinau. Bet kažkur labai gražiai. Dabar atsitiko taip, kad turim 4 valandas iki keltų. Tai varysim dabar į vieną kavinę. Nu, girdė, papasako, ką mes čia veikiam ir ką toliau. Tai laukiam keltą, atėjom pavalgyti, irgi rado rekomendacinę vietelę. Čia užsisakė kažką, kas manęs absoliučiai nevilioja. Bet aš esu patenkintas kokos ir laukiu burgerio. Tada eis irgi skirptis. Sakėm, šuosiną išrinksiu aš. Jis manim pilnai pasitik, nes aš turiu akį tokiam dalykam. Ir tada į masažą atsipalaiduot, kai pamatysiu jūsų. Nu. Kas, nu? Pabuvom masaže. Aš pasėmiau kojų masažą ir valandą laiką tik kokią praskolinau. O Benis pasėmė kažkokius... Kokoso aliejaus masažą ir valandą pramiegojau. Prašau. Taip, po dešinę pusę turit Jurgio kambarį. Nežinau, užviesiu užsidėk. Tam pamiegos. Nu, labai cute. Čia labai yra gražus turis, palikai normaliai. Jo, palikau normaliai. Va, prašau. Labai gražiai. Ir su vaizdu į šiokią tokią tipo ale terasėlę. Bet čia mes prieisime vėliau, važiuojam toliau. Tada keliaujam į mano kambarį. Nu, kur aišku, aš bukinu vilą, tai jau kambarį visai kitos tematikos. Dabar šiek tiek jau malas iš tikrųjų pažiūrėjau pats. Bet, nekreipėt dėmesio į tai, čia matosi baseinas. Greit aš jums galiu atidaryti. Ko neatytų taip du drežai. Greit atidarymą. O, tai va, aš rytoj ryte tai... Nice. Dega prieš tai. Tada. Čia jau būtų, žiūrėk, čia gal užsidėk. Na, išlendam biškai. Išlendam. Tai va čia būtų mūsų, aišku, dabar aklina tamsa, čia daug nesimato. Kaip aklina parodyk? Nieko nematau, aš. Bet va, čia yra baseinas, ten yra džiunglės, literaliai. Pusryčius pavalgėm, dabar su Beniu bukinam... Mano kelionė išvažiuoti iš čia, nes nebegaliu čia būti, maniau, man. Jeigu gali greičiau biškai. Jeigu gali greičiau bukinkis, nes greičiau, kad išvažiuotum. Aš spaudžiu, kad greičiau rašyti. Okei, nu tai. Paplūdimys. Atvarėme dičą, prieš tai pavalgėm, Dainis įsibukino kelionę ir atvaro draugai, už valandą bus. Tai pratęsim, manau, dabar su jais vlogą. Tai sveiki, penktadienis dabar, sustojom nusipirkti vaisių, buvom sustoję kavytės ir įdėsim dabar 45 minutės pas Jurgį į vilą, į kitą salos galą. Tai susitiksim tuoj. Pasikrovėm vaisių ir važiuosim. Teks vairuoti pačiai, nes Jurgis jau, kaip sakiau, yra išvykęs į vilą ir jau matė tikriausiai. Kuro stotelė. Radom normalią kolonėlę, biškį pigesnę. Va. Tai va, susimoki 100 batų, nusipirki bananus ir tada gali eiti pamaitinti drambliukų. Čia visiškai netikėtai važiavom va tuo keliu ir pamatėm. Ten va, tiesiog įmarina žmogelis. Aš tikiuosi, kad jie yra prižiūrėti ir laimingi. Aš pirmą tą gyvenimą matau dramblį. Eik tu savo. Filmuoju. Atvykom ir judam. O, reikėjo atsivežti visus daiktus ir išsiskalbti. Kam čia mokam pinigus? O, pažiūrėkit, mūsų karalius išsidriebęs. Viloj pižonas su tokiu vaizdu. Infinity Pool. Pažiūrėkit, kokie jų dabar outfitukai. Vakarienės išsiruošė. Kaip vertini šitą salos pusę? Mes jau lyginom.
Tai čia gaunas, kad esam Nidoj, kur mes gyvenam, yra Palanga, o apačioje yra Šventoji. Okay. Labai gerai. Okay. Va toks miestukas ir valgysim pizzeriją, trattoriją. Ką valgysim? Mes vakar čia valgėm tiramisu ir cheesecake. O ką dabar valgysim pizzeriją, trattoriją? Pasta ir aperolė. Neparodėm jums nei mūsų maisto, nei ką valgėm, nei kiek valgėm, visi nusisuka. Ką valgė Jurgi? Tai mes visi valgėm pizzą arba makaronus arba nočius. Tai skaniai pavalgėm. Toks miestukas fainas. Ten turėtų vykti saulėlydis, bet mes kadangi esam kitoj salos pusėj, tai saulėlydis nesimatytų. Grįžtam į vilą po vakarienės. Draugai užrakino mus vilai, kol laukiam draugų, parodom, ką apsipirkom vakarui. Bet palauk. Prašau, Da-da-dam. Dar aš tik galiu parodyti pačius skaniausius Tailando čipsus. Tai nusipirkom ir pilna pats skaniausias berniukas. Parodyk. Turime cigarečių, alaus ir čipsų. Iš šio vakaro bus tiek. Laukite rytoj. Tai vat privažiavom tokį kelią ir matomai reiks palikti motorolerį ir eiti peškom. Labas rytas, tai dabar yra 5:25 ir mes atvykom į Bottle Beach Viewpoint trekkingo pradžią, palikom motorolerius, nes kelias, gali biškį irgi pašviesti ten. Nelabai matos, bet kelias yra jau nepravažiuojamas. Ir bandysim, bet turėtų čia būti tik 15 minučių ir bandysim gaudyti saulėtekį. Jau liko lipimas jau siauresniais ir per šakas lipam toliau. Aiškinamės, kur sukti. Ten. Ir dabar jau laikas lipti va ten. Nu va, lipa ir mes kalbam, kad jau šitas akmuo yra paskutinis, bet atrodo skėrė. Nu, bet jaučiu gal. Tai užlipom iš ten, Eliza pasiliko. Ir kas nelabai matos, einam parodysiu, kur draugeliai. Nu, aš nesu dalipus iki galo. Jurgis pafilmuos daugiau iš viršaus, bet man biški šitie akmenukai pradėjo nepatikti ir aš nebelipau. Bet va, Jurgis palaiko man kompaniją užlipęs ir va, vaizdas toks. Irgi džiaugiuosi savo spatuku, nieko tokio, kad pabijojau, turiu ir savo vaizdą atskirą, aišku, ten pas juos viskas atsiveria, bet ką padaryti, kad bailiukė esu. Tai, nes, nu, tikrai labai statu yra, nu. Užlipau, pasirodo, kur ten buvo belia kaip statu, galima per kitą pusę apeiti, bet biškai taip, nu, ten, nu, bet ne laip, bet taip pat skardžiu biškutuką labiau, bet nereikia bent jau kopti į viršų nesilaikant. Ir dabar aš esu čia. Čia ne taip užlipom. Praleidau saulėtekį, bet nesimato saulė šiaip. Taip. Yra tiesiog spalvyčių, bet. Vaizdas iš to geras, gražus. Šiaip labai gaivu ir fainiai. Į Balį, pavyzdžiui, jeigu tu būtum tokiam atrakšinė, tu žinotum, kad iš 5 žmonių čia su tavim kartu stovės. Čia tu vienas. Judam. Pabūnam visą pilnę. Sutikom saulę, matot, koks gražus apšvietimas, tai jau saulę parodyk. Jau virš debesėlio, o dabar turime jau budėjimą. Turime vieną kritusi karžygį. Dovydui koja lūžo. Ir dabar užtanėlė pradėjo pabiški leistis, tai leistis per mano atrastą kelią. Ir įdomu, kaip jiems sekasi. Kraujuoja dar. Kraujuoja. Galvojam pradžioj medikopterį kviest. Tai va, mano kelias buvo toks, va ten va Jurgis ateina ir tu va, tiesiog va,
tokiu va takeliu praeini, tiesiog tiesiai visą laiką eini. Ir čia tau kojas gražiai įsistato ir ten išlindi. Parodyk Jurgi piški šoną, pro kur jūs lipat. Yra rodiklė nupiešta. Pažiūrėkit, čia irgi yra rodiklė. Arba pro čia eini, arba pro čia. Tai mes labai tamsų buvo, nematėm. Nematėm. Ir aš va čia va pasikabinus ir prastovėjau kokią valandžiukę. Ne valandžiukę, 30 minučių kokį. Nu jo. Aš dar bandžiau tave įtikinti kokius 3-4 kartus ateit, bet nesigavo. Taip. Žymai pakuoj? Helikopteris. Jurgis nuvažiavo draugą pasiimt. Mes va čia palikom savo motorolerius, nes mums jau čia naktį buvo sunku pravažiuoti. Atvykom pusryčio, aš jau biškį nuvažiavau savo smūtį paulą. Vienas vanilė, o Jurgis bananinius ir nutelinius blinukus. Kas yra įdomaus, kad Tailande apelsinų sulčių skonis yra kaip mandarinų. Prie mane prestavo, kad nežaisčiau tinklinį su ja. Išsisukau koją ir paskui, oi, vargšiukas. O aš nusprendžiau, kad noriu pasivaikščiot. Iki vilos yra 950 metrų, po pusryčių, laikrodukas užstatytas ir einam. Va, išlydžiu. Nešiu pristatymą, nors jau gėrėm kavos, bet turim su vila nemokamus pusryčius, tai bent jau kavytės paėmiau visiems. Va, kaip leidžiam laiką, paskutinės valandas viloje. Tadam! Aha, paskutinė partija Dumbalėzo su tokiu vaizdu. Paliekam vilą, pasiruošę važiuoti atgal, kem 5 minutės. Rum, rum. Ir tuo pačiu norim atsisveikinti su Benu, nes tai viskas bus paskutinė mūsų kelionė. Mes nusuksim link savo, jis nusuks link savo. Ir tuo pačiu galima atsisveikinti su vlogu. Nebent dar pafilmuosim, ką šiandien nuveikėm ten masažiuką ar kažką, bet atsisveikinam. Jurgi. Ate. Ate! Kaip per teletabius. Ate! Ate. Hello! Ranger, okay? Left elbow, up, 1, 2, and up, 6,